Sveiki, aš esu Kostas, man 11 metų ir čia yra legendinė GazMM arba dar kitaip Ultraka. Taigi dabar turėtume važiuoti mišku, bet kažkas sugedo, reikia pažiūrėti kas. Gerai. Taigi, kuriasi labai paprastai, tai reikia jungti masę, tai jau jungiau, išjungti bėgį ir su dešinė koja priekiu spausti starterį su kulnu gaziuką. Bandom. Važiuojam. Ultra kilo iš dviejų žodžių, tai yra automobilio keliamos galios 1,5 tonos arba rusiškai полтора tono. Čia ir kilo žodis Ultra. Nors dažniausiai sunkvežimiai veždavo gerokai sunkesnius krovinius, nes jų konstrukcija tai leido, tai jo. Ir šita Ultraka būdavo gaminama pagal Ford licenciją Rusijoje. Ir pirmasis Ultrakos arba GazMM buvo išleista 1932 metais sausio 29 dieną, tai buvo Ford Gaz AA. Per parą gamykloje buvo pagaminta apie 60 automobilių. Automobilis gamintas net 18 metų, nuo 1938 iki 1950. 1938 metais automobilis buvo patobulintas į GazMM ir buvo pakeistas variklis šiek tiek, buvo pridėta 10 arklio galių daugiau ir truputį techninių duomenų. Jo variklis yra 3285 kubinių centimetrų, 4 cilindrai benzinas. Pradžioje variklis turėjo 40 arklio galių, dabar jis turi 50 arklio galių. Maksimalus greitis 70 km/h, 100 km valgo 18 litrų benzino, bako talpa 40 litrų. Ir kadangi šitas bakas būdavo va čia, jie vadino dar kitaip degančių paketą, nes jeigu priešas pataiko jums į baką, nekas baigdavosi. Ir kas čia dar, automobilio svoris yra 1800 kg, elektros sistema 6 V. Šie automobiliai neturėdavo jokios pompos benzinos. Benzino tiesiog eidavo šlamėlį tiesiai iš benzino bako tiesiai į variklį ir būdavo labai paprastas. Ačiū už žiūrėjimą ir iki kitų susitikimų.